Labas rytas, šiuo metu, kai filmuojam šitą video, jau dabar išėjęs vakarykštis video. Tai viskas yra fresh. Mantas montavo labai ilgai video, tai dabar nusprendėm kitaip biškį filmuoti. Labiau sistemiškai, kur einam, ten padarom, nufilmuojam, sumontuojam. Nes gavos taip, kad Mantas montavo 10 valandų praeitą video. Ir aš gerai apsimiegau, o man tukas labai prastai įsimiegojo. Ir pasižiūrim, koks oras. Lyja. Ir žinot, kur varysim? Pavalgyti tradicinio maistelio. Nes mes nieko nevalgė iš vakaro. Labai esam pikti. Tai čia gaidys, jeigu taip lietus. Viskas dabar kitaip gaunas. Reiškia, negalėsim užsibūt porte. Reiškia, reikės labai greitai išmauti iš to miesto. O aš norėjau varyti testuoti vyno. Einam link centro, užvalgysim. Bet šiandien turbūt būsim smarkiai sulyti, ne? Arba reikia pasiškoti skėčio. Greitai įlendam į metro, kad galėtume užsidengti savo kupines. Nėra gerai, nes nenoriu pirkti skėčio, nes mes ilgai jo nenaudosim, bet reiktų skėčio. Bet tau irgi blogai su skėčiu, nes tu negalėsi pafilmuoti nieko, eidamas. Sako, Porto gražesnis miestas už Lisaboną ir galvojom, kad reiks viską išskautint, bet tokio oro nepavyks mums taip išskautint, kaip tikėtas. Varam pavalgysim, nusipirksim dantų pastos ir ieškosim autobusą iš Portugalijos į Ispaniją. Nieks nedirbo nuo ryto. Reikia vis tiek kažkaip pavalgyti. Tada eisim į McDonald's. Koks skirtumas, ar valgyti kavos kažkur prašmatniai kaip ponui atsisėdęs ir vis tiek bandelę valgyti kokią croissantą pasiėmęs, ar valgyti tiesiog iš McDonald's maistą. Ir žinai ką gaut, dabar eisim greitai iki Mako ir ten nutarsim, ar važiuojam iš to porto, ar liekam porte, neįsivaizduoju. Kol kas labai prastai, nes lietus. Esmė, kad mes gerai, aš pasimsiu skėtį, ne? Kažkiek būsiu saugus. Mantas vis tiek negalės nieko pafilmuoti, nes jam reiks antro žmogaus su skėčiu, kad galėtų kamerą laikyti, kad galėtų filmuoti, nes šita kamera nėra waterproof, kad tiesiog sugadinsim kamerą ir mikrofoną. Tame problema čia yra. Sulijo, neišsimiegojo, o tik tai yra antrą dieną. Šiaip, nereikia patiems susigrūzinti, kad čia mažai pamatysim pačio miesto. Pas mus yra tikslas vis tiek kiekvieną dieną pasistumėti bent jau kažkiek kilometrų į Lietuvos pusę. Čia nėra, kad reikėtų būtinai kažką išmėginti, žinai. Jis ramiai savo. Pigiai ir skaniai McMuffinus pasiėmėm. Tai prisižiūrėjau orus šitam mieste ilgailis dar porą dienų. Su Mantu nusprendėm už poros valandų važiuoti iki miestelio Ispanijos Vigo. Ten aišku irgi lietus, bet man reikia būtinai judėti į dieną bent porą šimtų kilometrų, nes gausis, kad labai ilgai sėdėsim ne Lietuvoj, nes yra virš 3000 kilometrų, jeigu mes taip lėtai važiuosim, tai mums gausis 20 dienų. Čia jau taip kažkaip negerai jau yra, negerai. Tai gal dažiak Vigo, kai nuvažiuosim, gal net iš kur rasim autobusą dar toliau pavažiuoti. Nežinau, žiūrėsim jau eigoj. Reikia nepamiršti tai, kad operatorius turi dabar laiko turėti daugiau susimontavimui. Man kažkaip blogai biškį pasidarė, nes turbūt ilgai nevalgiau. Dabar kai suvalgiau maistą pykint pradėjo. Toks iš manęs ir keliautojas. Dar iš pradžių mes sakom su Mantu, davai, tai atvarysim į Lisaboną, tikrai vietoj nusipirksim dviračius dar pavažiuosim per pačią Portugaliją, nes šilta. Aišku, po to pažiūrėjom, kad pasirodo, kad oras yra šaltesnis, tai sakom, tikrai dviračius neimsim. Skanaus. Važiuojam, tiksliau einam pasižiūrėti tilto garsijo. Luis Ponto. Čia bus mūsų turbūt vienintelis lankytinas objektas, kurį mes aplankysim. Nes mes biški per daug buvom optimistai, kad atvažiuosim iš vakarą į miestą, permiegosim, ryte visą miestą mes apskautam ir vakare vėl išvažiuojam. Bet jeigu norim kelt kasdien video, taip tą daryti neįmanoma, nes tiesiog neįmanoma sumontuoti, nebent Mantas iš vis nemiegot visom dienom, aš tavo miegu patenkintas. Šitas dalykas neįmanoma. Antras, su lietum nepataikėm. Ir plius mums reikia kiekvieną kartą vis kuo toliau nuvažiuoti. Tai gaunasi, kol mes šią dieną kažkur bastumės po miestą, mes nei kiek kilometrų neįvykiam. Tai čia yra blogai. Nes per visą dabar laiką mes įvykiam tik 300 km per 2 dienas. 500-600 turi būti įveikta kilometrų. Tai gali būti, kad mūsų kontentas labai smarkiai bus sudarytas iš tiesiog traukinys, autobusas ir alus. Ką tik su tokiu hypu ėjau į lauką iki tilto ir tik duris prasidaręs pamatau, kad labai smarkiai dabar lyja. Net upelis bėga per kelią. O žmonės sustojo irgi jie net su skėčiais bijo eiti į lauką. Šiaip dar šiandien ir blogai. Portugalų žmonės yra žemūgiai, tai mes negalim tiesiog palįsti pas skėčiais ir eiti kartu. Turim staiga būti pritūpę. Iš pradžių bandžiau taip eiti, bet pakirto labai greit pakinklius. Net karvė turi skėtį, mes neturim.
nusipirkau dantų pastos, bet dabar einam ieškoti reinkauto, kur nusipirkti, nes šitą visoje parduotuvėje neradom. Bet labai smarkiai lyja, turėjo kamerą slėpti ir kai nusipirksim apdangalus, tada ištrauksim. Tai parodysim, ant kiek esu sušlapęs. Kokią tu nori? Mėlyną. 7 eurus noriu. Okay. Tai mėlyną rožinę gal gerai tai dienos? Gerai, jeigu nori. Einam. Baisu. Žiūrėk, jeigu būtų papras lietutis, tai būtų gerai. Bet dabar dar su trafikas čia 1 km/h 2 gūsiais. Ne, mano kelnes jau kiaurai, žinau, šlapius. Čia kietai atrodo, ne? Norėčiau palaipyti šitą vietą. Eiti stoti, bet tada yra artimiausias laikas autobusu į Vigo miestą, Ispanijos ir mėginti ten važiuoti. Ir džiovintis daiktus, nes aš antrų kelnių neturiu, tai turėtų būti mano kelnės ant kūno ir jos turėtų maškiai. Išsait batus dabar išsidžiovint. Išpilt vandenį iš batų. Mano batai yra atsparus vandeniui, bet per kelnes nubėga į vidų tiesiog. Ir per pačias kojines. Kojam nešalta, lietus tikrai šiltas. Jokia šalčio nejaučiu, nieko. Bet labai jau nemalonu darbas. Kada važiuojam? Išvažiuosim 14 valandą, o būsim ten 18 valandą. Tai 2 valandas į pusę yra važiavimas. Visai cool. Pasižiūrėsim, kuris čia mūsų peronas. Lugardo M8 spėjau, ne? Čia ne, mūsų sėdynės. Dom 7 už tą. Buvau apsiaustu, bet kažkaip vis tiek mane kiaurai perlijo. Ir problema ta, kad per šitos mūsų apdangalus vis tiek kažkaip į kuprinę pateka labai daug vandens. Tas užlinkimas nėra geras dalykas, nes užsilinkia ir vanduo turėtų laikas. Ir viskas įbėga į mūsų įrangos kuprinę. Tavo kojinės, va. Kampai visi tik šlapi kojinių. Powerbankas nežinok, nesušlap. Tai nusipirkam bilietus, už valandas turėtume išvažiuoti į Vigo miestelį. Ir gali būti, kad tiesiog pasimsim dabar brangesnį Airbnb, kad galėtume viską įsidžiovinti. Ir žinau, kad tenais irgi lietus lyja. Tai gali būti, kad pasinaudosim Bolto paslaugom ir išvažiuosim su juo iki savo vietos. Čia parinkau, kad būtų 2 lovos. Pažiūrim brangesnius, už 130 eurų. Šį kartą pasiėmėm brangų, už 150. Ir gausim 4 lovas. 2 lovom per daug, negu mums reikia. Kaip ponui galėsim gyventi, bet pasiėmėm dėl to, nes pamačiau nuotraukose, kad yra gyvatukai, yra fenas, yra visas būtas bus mūsų. Dėl to mes galėsim įsidžiovinti visus rūbus ir dabar gaunas, kad mes 3 kartus permokėjom už savo būstus per vieną dieną. Čia yra blogai mum. Tai galvojam, gal kitą dieną tiesiog daugiau važiuosim, mažiau stavinėsim. Arba vieną kartą pamėginsim per naktį važiuoti su kokiu traukiniu ar autobusu toli. Šiaip norėčiau pasiekti Bilbao kitą dieną, ne kitą, dar kitą dieną. Bandyti dingti iš to kampo, nes atsiuntė sinoptikė žemėlapį. Ir aš sakau, kur jūs važiuojat, ten bus vėl didžiausias lietus. Dabar buvo Porto didžiausias lietus, bet jau žiūrim, kad jau už poros valandų ir kitą dieną bus ten visus epicentras. Tai nepabėgsim niekaip. Jau šaltis biškį purta, nes jau ilgai nevaikščiom, atšalom truputį, tada tokia vėsuma užėjo jau tuoj važiuosim ir tikiuosi, kad viduje yra tualetas. Nes čia kažkodėl nedavė ant bilietukų tualeto kodo jokio, tai negalėjau įeiti į tualetą. Tas Sojeris sako, į madrę, nesuprantu nieko, sako. Ką tik matėt mus bėgančius. Galvom, kad reikia įsidžiovinti rūbus. Ne, iš tikrųjų ne taip buvo.
Mes metame, kad nusipirkam šitos bilietukus ir ekranus įrodė, kur mums reikia atsistoti. Įvyko, laikas sutapo, autobusų sutapo, autobusų net numeris kažkoks viršui net sutapo. Logotipas sutapo ir galvojom, tikrai čia stoviu. Ilgiausiai laukiam, aišku, jie visi marūdnikai, kol ten bilietus supirkinėja, liko 5 minutės, 6 minutės. Lypam į autobusą ir mums vairuotojas sako, madre, not working, this billet not working. Kažką pasakė, taip, čia neveikia jūsų bilietai, jūsų autobusas, sako, yra kitoje vietoje, sako, eikit per visą šitą stotį, išeisit į lauką ir ten jūsų bus autobusą, kurie važiuoja International, kažkas panašaus. Ir mes su man tada bėgam į lauką, bam. Neradom, kur tiksliai, aišku, pavėlam. Ir tada sakom, gal tiesiog, kadangi pavėlam, įsivedkim į Google Maps, kada yra sekantis autobusas. Mums atveda į šitą vietą ir sakom, palauksim autobusą, kol ateis koks vairuotojas. Ir kaip tik žiūriu, ateina vairuotojas. Ir aš pribėgu prie vairuotojų, sakau, vairuotojų, prašau, padėkite man, kaip aš norėčiau nusipirkti bilietą į Ispanijos miestą Vigo. Parodžiau šiam bilietą ir sako, oi, tas jūsų bilietas yra expired. Sakau, tai jo, bet nesuprantu, kuriam peronė būti, nes mūsų iš vieno perono čia atvyja į šitą vietą, kad čia lyp, sako, ne, čia sako, autobusų parkingas. Ir mes tas pats biškis toks susnervavęs, bet norėjo mums padėti, apsudėjo striukę ir nuvedė mus į ticket office. Nuėjome į ticket office, ten tokia draugiška moterytė kaip tik buvo. Tas vairuotojas, kuris mums norėjo padėti, paaiškino moterytei, sako, jų bilietai pasibėga, nes jie laukia autobusą lauke. Ir aš toks, nesakau, aš laukiu viduje prie autobuso normalaus ir mūsų vairuotojas išvyjo. Ir ta moteris, kaip suprasti, jūs išvyjo? Sakau, sakė, eiti lauką. Pasako, koks vairuotojas, kaip jis buvo apsirengęs. Sakau, nepamenu, bla. Ir parodėm vaizdą medžiagą būtent tą autobusą, į kurį mes lypam ir sako, jo, čia jūsų autobusas, turės iš to autobuso važiuoti. Sako, mes nesuprantam, kodėl jūs išvijo į lauką. Tai va toks buvo mindfuckas, kad tipo, mes turėjom bilietus, mes turėjom teisę važiuoti su to autobusu, bet tiesiog vairuotojas debilas, žinai, net pažino bilietą, žinai, bet tą bilietą mes pirkam čia, žinai, už 100 metrų, tai va tas dalykas. Bet dabar nusipirkam pigesnius bilietus, dar už 2-3 valandų kitas mūsų bus važiavimas. Ir čia jau dabar darom antrą teiką, turbūt net pirmas buvo geresnis, dabar čia iš vis jau pasimetęs esu, nes atėjo policija ir sako, ištrinat medžiagas, tai mes dar didžiulis video ištrinėm ką tik ir nebegalim filmuoti viduje, nes sako, aš iškviesiu policiją, dabar nebent išeis slapta biškį pafilmuoti, arba tiesiog jau reiks iš autobusą, nebeleidžia filmuoti viduje. Juk aš norėčiau kažką pakenkti. Gerai, kad visos medžiagas nepažiūrėjau. Bet tai būtų ištrinės vis, būtume turėti tik medžiagą kaip šlapį vaikštą. Sėdim peronį ir laukim savo autobuso. Jekauju. Atvarėm biškį barą ir pasiėmėm Super Bock aliukas, nes rašo komentaruose, ką jūs gerat šūdo. Rašo, Legacy rašo. Super Bock alus daug skanesnis nei Sagres. Bet jau paragavau. Iš tikrųjų skanus. Švelnus toks aliukas. Galėčiau būti pijokas. Praktiškai esu dabar pijokas, tik neapsimyžęs, šlapės, bet nesu apsimyžęs. Bet dabar eisime į peroną ir iš karto įsiklausinėti vietoj žmonių, ar tikrai esu čia, ar tas autobusas, dabar užknysiu visus jau. Man jie turės atidirbti, visą terminalą pakelsi. Nuvažiavęs pildysiu formas, kad grąžintų man 3-8 eurų. Net nenusileisiu. Nebent bus portugališkai, tai greit pasiduos. Aišku, visai vėsu, nes mes esame pilnai sulyti. Ant viršaus kėlaus atsigėrėm, dabar atšaldėm dar organizmą, dar pilnai atšaldėm viską. Tai manau, kad susitiksim jau tiesiog autobuse. Jaučiuosi labai dabar saugiai, nes esu būtent tam autobuse ir važiuojam ten, kur mums reikia. Dar aišku, sėdėsim 20 minučių, kol pajudės, bet jau iš anksto jau įlindam čia. Į galą, nes nėra jokių bilietų numerių, kur galima turbūt sėsti, nežinau, jau kažkas ateis išeisiu, bet nenoriu išlipti iš autobusą. Ką pradėjom suprasti man iš tos kelionės, kad yra sunku į tam tikrus objektus nuvažiuoti, nes labai atrodo mažai laiko. Nes mes nenorim dienos ilgiau išbūti kažkokiam mieste, kai neturi savo transporto, praktiškai neįmanoma išeiti iš stočių. Kur iš pradžių sakom, blemba, skrendam kažkur, visai įdomi idėja, kad važiuosim su autobusas, galėsim apskaudinti miestas. Bet kol kas, man atrodo, kad tiesiog mes į šitą projektą visiškai išeisim ant nulio ir gausis taip, kad mes 10-15 dienų pasivažinėsim autobus ir traukiniais. Šiandien labai stresuota diena buvo. Tai nieko baisaus, žinai. Aš žinai, kad tai pabaigs, kad ir mes pavėluotumėm į tą autobusą, bet esmė, kad mes jau pasiėmė viešbutį esame. Tai tame yra problema, žinai. Atvažiavom jau į Vigo. Labai ilga kelionė buvo ir labai nuobodu. Dabar mūsų misija yra greit nubėgti, bet kokį parduotuvę kažką užsipirkti, galėtume pavalgyti, nes mes nieko nevalgiam nuo dienos visos ir aš esu nervuotas dėl to. Manau, kad reikia ten kažkur eiti. Rašo, kad 1 minutė iki parduotuvės. Buvom nuėję parduotuvę nusipirkti maisto. Iš pradžių sakom, gal reikia pasimti duoną su mušinėm, sviesto. Bet vėlgi, kur mes tos dalykus laikysim? Mes visą laiką keliaudom su mašina ir būdavo labai patogu. Net pasiilgau dabar šitą dalyką, nes važiuodavom, pavyzdžiui, kur nors į degalinę sustodom, pavalgydavom kokį burgerį, dešrainį, toks vaibas būdavo.
Dabar, kai važiuojam su tais autobusais, neturim kur tų daiktų nedėti. Ir toks, nuėjame į parduotuvę, susirinkam daiktus ir to, sakom, blema, gal vis dėlto einam tiesiog į Maką arba KFC, pasimkim greitai kažką valgyti, nes mums reikia montuoti jau video, viskas vėluoja. Ir dar jau į Taco Bell, sakau, nueisiu. Ir jie neuždėjo visiškai jokių ženklų ant langų, kad tai langas. Ir kai dėjau savo galvą jobaną, kaip paukštis jaučiausi. Prasme, aš taip smarkiai buvau susifokasavęs ant burgerių visokių, ant tako, kad kiaurai žiūrėjau per tą stiklą. Ir visiškai nepamačiau, kad kol neįsitrenkiau į stiklą. Ir viskas, mes dingam šitos šlapios Portugalijos, atvykom jau į Ispaniją. Ir liko 700 metrų iki mūsų namuko. Viskas apsivalgiam, suradom jėgų ir va štai kaip apsidžiojom savo batus. Naudojam dvi technikas ir žiūrėsim, kurie batai geriau sudžius. Mano yra tokia pusė, aš naudoju šitaip, nes tipo šiluma man šildys padus, kas yra būtiniausia, nes labai daug vandens yra ir mėgins išgaruoti per čia. Aišku, čia tas lengstis biškai gadina tam garo išėjimui, bet turėtų išeiti. Man tas mėgina džiovinti vieną pusę ir žiūrėsim, kino geriau išdžius. Galimai man net gali geriau išdžiūti, neįsivaizduoju. Pagaliau miegosim atskirom lovom. Čia va galės vienas karalis miegot ir Sofija galės išsitiest ir čia pakrist smagiai. Tai viskas kaip ir aišku. Manau, kad tiek. Susitiksime internete kitą dieną. Ate.